Sveiki, aš esu Mažena Gorelova, stiliaus ir grožio tinklaraštininkė. Šiandien nusprendžiau su jumis pasidalinti savo 2016 metų pavasario ir vasaros must-have sąrašu. Kadangi su trenksmu į madą sugrįžo hipiškas stilius, šį sezoną bus ypatingai madingos platėjančios kelnės. Taip, žinau, jos tinka ir patinka tikrai ne kiekvienam, todėl yra alternatyva. Kokiagi ji? Boyfriend stiliaus džinsai, kurie yra populiarūs jau kurį laiką ir, manau, dar tikrai ilgai neišeis iš mados. Antrieji mano sąraše – drabužiai su stikeriais. Tokie žaismingi ir spalvoti antsiuvai pagyvins net patį nuobodžiausią rūbą, pradedant paprastą odinę striukę, baigiant netgi sijonais, džinsais ir megztukais. Treti sąraše – džinsiniai drabužiai. Kombinezonai, sarafanai, suknelės – viskas, kas yra iš džinso medžiagos, bus itin madinga šį pavasarį ir vasarą. Numeris 4 – drabužiai su tinklinėmis detalėmis. Šį sezoną ypatingai madinga tvirta, reta tinklinė medžiaga, kuri ypatingai dažnai yra naudojama suknelėms ir palaidinėms. Tačiau savo sosto nepalieka ir plona, permatoma tinklinė medžiaga, kuri buvo madinga praėjusį sezoną, tačiau šį išliks taipogi tokia pat populiari. Na, o dabar atėjo eilė aksesuarams. Be jokios abejonės, pats didžiausias sezono must-have – kuprinė. Kokią pasirinkti? Spręsti jums. Noriu priminti, jog šis video yra ganėtinai spontaniškas ir mėgėjiškas. Yra dar daugybė parduotuvių, kuriuose yra kokybiškų bei gražių kuprinių. Na, o šį video užbaigsiu sezono hitu – gladiatoriaus basutėmis. O madingos yra ne tik jos, tačiau ir tokio tipo aukštakulniai. Štai toks yra mano ateinančio sezono must-have sąrašas. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.